Na ir pabaigai apie parazitus, nes tai jau 4. diena. Jeigu ką domina, pažiūrėkit būtinai, kas buvo ankstesniuose video, kiek šiaip jau yra rūšių parazitų. Tai mokslininkai priskaičiuoja, kad pasaulyje egzistuoja tūkstančiai parazitų rūšių, kurie gali gyventi įvairiuose organizmuose, tame tarpe, be jokios abejonės, ir žmoguje. Vien tik žmogaus organizme gali egzistuoti, parazituoti apie 200 rūšių skirtingų kirmėlių. Bet nepamirškite, kad tyrimai laboratorijos gali surasti tik tai maždaug apie 35-40 skirtingų rūšių. Taigi parazitai skirstomi į pirmonis, toksoplazmos, maliarijos sukėlėjai ir visi kiti. Antras dalykas tai yra kirmėlės, kaspinuočiai, siurbikės, apvaliosios kirmėlės. Ir trečias dalykas, kaip jau minėjau, ektoparazitai, kurie gyvena išorėje, tai erkės, blusos, utėlės. Bendrai parazitų skaičius gali siekti 10 000, nes jie aptinkami iš tikrųjų įvairiausia ekosistemose, gyvūnų organizmuose, taip kad plėstis šitoj vietoj nereikia. Mums tiesiog reikia žinoti, kad 2 kartus metuose mes privalome darytis prieš parazitinės programas, kad neatsirastų problemų su oda ir su vidaus organais. Taigi, jeigu kilo klausimų, parašyk man būtinai, pasitarsim, ką šioje vietoje galima padaryti.